geras. Fūra į mane. Tai va, jeigu trumpai pasakot, nežinau, važiuoju pasivažinėti po Lietuvą, dabar į Galdusės ežerą, Prietikslio, puikus ten kempingas yra, paskui, kas čia vyksta? Paskui Telšiai, Šiauliai, Biržuose vėl nakvynė kempingą ir tada namo. Bet užsidarysiu, gal bus geresnis garsas. Bet šiandienos pasakojimą noriu dar papildyti tuo, kad papasakosiu šiek tiek, ką žinau apie Suzuki DL 1050, kurio važiuoju dabar. V-Stromas, kaip Guris yra sakęs, Suzuki yra žmogui. Tai va, šis modelis yra šių metų, 2024, nuvažiavau dar tik tai 222 tūkstančius. 222, koks geras skaičius. Tai va, po kelionės jau bus 1000, pirmas aptarnavimas lauks. Ką aš galiu pasakyti apie šitą motociklą? Be to, kad ir žmogui. Pagal dokumentaciją yra 1037 cc. Variklis, kiek žinau, yra tas pats. Galite paguglinti. Tik atsiradusi, kiek mano žiniomis, papildoma kaip ir žvakė greitam užvedimui. Ką gaunate pirkdami šį motociklą? Aišku, cruise kontrolą, gaunate quick shifterį tiek į viršų, tiek į apačią, gaunate puikų ekraną, kuris šviečia šiuo metu juodai, nes aš tai pasirinkau. Galima pasirinkti šviesiai, tokia vietoj juodos balta spalva, arba galima pasirinkti auto, tai dieną bus šviesus, o naktį juodas. Stikliukas, vėliau parodysiu, pakeliamas iš lauko nulipus nuo motociklo, nebent ilgos rankos, nes yra toje pusėje. Kaip čia pas mūsų eismų, kol kas gerai, reikėtų šitą daiktą aplenkti. Va, iškart saulutė daugiau pašvietė. Taip, kaip šis ir pasakiau, tą pasakiau, kruizas, šildomos rankenos, kurias aš įsidėjau, kainuos papildomai. Ir dėl to toks gražus mygtukas mažas. Tik vienas toks pripratimo, aišku, reikalas. Jeigu nuspaudi, einant karščiausia, tada vėliau gali nuspausti dar kartą, einant mažiau karštą, ir paskui mažiausias šildymas, trečią kartą. Ir ketvirtas išjungimas yra. Toks įdomiai. Pas man tai norėtųsi šiltesnis, šiltas ir šilčiausias. Na, sako, japonai taip daro. Tai va. Taip pat yra nustatymai, vėliau parodysiu daugiau. Tracking kontrolas. 1, 2, 3 arba off. Stipresnis, silpnesnis reakcija ir išjungtas.
pasakojimų su trikdžiais. Po to yra greičio, droselio, tai yra rankenos pasukimo. Nusistatęs esu C patį mažiausią, kad mažiausia reakcija būtų į mano pasukimo, nes noriu, kaip sakant, 1000 kilometrų pavažiuoti pataupant variklį. Tai va. A, jautriausias, B per vidurį. Ir galim va kruizą įsijungti. Hopa. Ir ranka laisva. Tai va. ABS-as. ABS-as turi šitame modelyje, nes čia yra DL1050, ne DL050DE. Tai vėliau daugiau parodysiu. Čia yra ratlankiai, lieti, nešpikiuoti. Priekinis 19, gale 17, o pas DE prieki 21, špikiai ir gale 17. Ir tarp ratų bazė didesnė ir aukštesnis. Tai va, čia yra ABS 2 modeliai. Vienas mažiau reaguojantis ir antras daugiau reaguojantis. Viskas. Pasaka baigta. Pas DE galima išjungti ABS-ą. 6 bėgiai, aišku. LED visas lemputės. Va, kruizo važiuoja. Nereikia sugalvos, kad čia užsikalbėjau ir nepamačiau kokios policija. Easy going. Tai va, kur šitą galduzę, tenai turbūt. Ok. Ką žinau, veidrodėliai puikiai. Dėl to stikliuko aš iškėliau maksimumą, bet važiuojant virš 100 gerokai daugiau, man tai... Tai pažiūrėsiu. Nutrenkia, kažkur į galvą, man kažkoks uždėžys yra. Iš papildomų aksesuarų įsirinkti kitokio nėra. Tai reiškia tik tai toksai arba neoriginalus. Išjungti kruizą spaudžia mod ir sukalankiu. Tai va, tik toksai ir aš įtariu, dar pasivažiėsiu, pažiūrėsiu, kad man reikėtų dar kažkokio tai vat ilgesnėse kelionėse pakelti. Turi USB jungti, telefoną va savo laisvai kraunę ar kitą įrangą. Taip pat po keleivio sėdynę yra 12V kištukas, vadinama prikurkė. Tai ten man reikės, dar nepasidariau, pasidaryti tiesiai galinę bagažinę laidą ir bagažinį ramiai, ką reikia krautis. Kas gerai, dabar gal neparodysiu vėliau, aš daug neturėjau motociklo, čia antras, tai galiu lyginti nedaug, tik tai teorinės žinias. Ir palyginimas su, turėjau geltoną vadinau kamanę, čia raketa. Kamanė buvo 2003 metų 1000-inis. Irgi dalas. Atsiprašau. Tai ką galiu palyginti su juo? Pirmas dalykas, kuris čia jau išspręstas, tai yra, tu gali važiuoti 2 bėgiais žemiau nei reikėtų pagal greitį ir jisai puikiausiai bėgėjęs. Jokių problemų. Aš nežinau, man C užtenka tos droselio. Bet vis tiek persirinksim vėliau į B. Tai va. Tai va tas yra puiku. Žema pavara, man tas pat. Nuleidžiame greitį. Dabar gal nervuosis, 40,
ketvirta, o biškį pasipurtom ir lekiam. Va čia tas tai yra puikus dalykas. Quick shifteris irgi visai fainai junginėjasi. Kas dar čia? Manau, dar prisiminsiu paskui. Aksesuarai šiaip, kaip ir rankenos, yra brangus. Tas vėliau parodysiu, papasakosiu, kaip ir kur pirkau apsaugas, tašes, Motecho. Tikrai nemanau, kad labai prašiau. Starysiu langą, tikras nesiriukšmaus labai. O, ai. Kažkoks kamštis. Su tašim čia gal per dvigubą nenersim. Ok. Nu va. Tai gal tiek. Čia vis tiek man teks pažaisti dar kamščiuose. Tad įsijungsiu kamerą vėliau, papasakosiu daugiau. Tai va, pažaidžiau, kad dar norėjau, prisiminiau papasakot. Tai yra fantastiškai guldosi. Labai taip easy. Čia tik tai, kad ne, parodyt. Kad tik, aišku, neprisirodyt. Bet šiaip guldosi fantastiškai. Čia gal kažkoks vingis, biškį paspausim. Tai žodžiu, man palyginant su TL 1000 mano senuoju 2003 metų, tai čia fasa. Tai va, gerai, kelionė tęsiasi. Gerai, tai po darbo tik šmaukšt ir važiuoja. Oras nuostabus, nusimato visą savaitgalį toksai. Nežinau, kiek matosi, bet vat guldosi, tai nupasaka, tiesiog pats provokuoja, kad suk rankeną ir guldyk, sako. Oi, kažkur tai leftą, sako, sukti reikės. Ką, žinau, kur aš čia dabar esu. Čia turbūt kampo link Alytaus kerta. Navigacija. Čia nesu važiavęs. Jau čia Vilniečiai vietiniai yra ne kartą čia važiavę. Važiuojam, kažką gražaus pamatysiu ar įdomaus. Mašinų žiūriu nemažai. Galvoju išjungt kamerą, bet o jėzus, kurie čia visi važiuoja. Ok, man yra valanda 56, sakykime, 2 valandas trasos. 2 valandas su kilometrų 107. Nu, ok. Gerai tada. Įsijungsime į ryšį vėliau. Nu va, pravažiavau seną Varėną. Ar Varėną, po to atsinojo
Ten Druskininkai toj pusėj. Ten Žalčių karalienė ar karalius. Ir papasakosiu daugiau apie Suzuki. Tai va, kamera jungta, veikia. Ja, veikia, okei. Tai va toks va tas Suzukis 1050. Čia, kaip sakiau, šitą ir šitą pats stačiausi. Pirkau atskirai, paskui žemiau duosiu nuorodą ir Atkvinė atstovais SF Moto. Oi, SF Motech gamintojų. Ir jie davė man gerą kainą, nes pirkau daug. Nu, matosi. Visą stafą. Ir dėl to davė gerą nuolaidą, net 15%. Tad jūs irgi galėsite tai pabandyti padaryti, bet ką perkant. Čia, kaip žinote, iš Marvel Rocket. Jei Marvel nematėte su Rocket sergėtojo, nu, tada ir nežinosite, bet šitos idėjos ir pavadinau motociklą Rocket. Buvo kamanė, dabar Rocket. Taip. Tai vat, kaip pasakau, guldosi fantastiškai. Aš negalvau, kad aš taip galiu. Tai va. Nes patirties dar gal ne milijonas kišenėje. Ką čia dar? Tas turbūt įdomu vis tiek, kas domisi motociklais. Čia visi kažkaip pasižiūri tokį ko. Čia gerai, blogai, nežinau. Padangos eina čia automatiškai, kaip sakiau, DE. Priekyje 19. Galė DE 21, galė DE 17. O čia 19 ir 17 be kamerinės. O kas įdomiausiai, DE, tas Adventure su špikiais, priekinė padanga yra kamerinė, o galinė ne. Kodėl? Paklauskite Suzukio. O gal Guris atsakys jums, nes turbūt Suzukis yra žmogui. Čia jau bakas. Čia apsauga, kurią sakiau. Lempa gera. Nu, kaip žinot, čia yra iš legendinio Dakarinio modelio DR. Jau paimta visa tokia kopija. Aišku, jis stambesnis šitas, čia ir kelioninis. Nu, dabar visus taip gamina. Va, kur sakiau, stikliukas. O čia, va, paėmė rankinėlų. Rankinėlų! O, nusileidai. Pasikėlė vėl rankinėlų. Ir užfiksavai. Simple. Tai parūkiai to pačiu, nes važiuodamas neparūkys, taigi sustojo, parūkiai. Kaip ir liko, taip ir liko. Tik kas keiščiausia kamanės toj pusė buvo. Kodėl taip nežinau, o čia. Kietumą pareguliuoti galiniai. Galiniam amortizatoriui. Čia irgi galima reguliuoti. Taip, kaip sakiau, pakrovėjas. Rankenas irgi va šildomus. Ką gero čia matosi ekrane. Įsijungiame, aišku, Suzuki. Servizas 700, bet aš nuvažiuosiu beveik 900. Nu, biški viršysim. Nu, bišku. Nieko tokio. Čia gali matyti, kiek iš viso nuvažiavęs, kiek akumas. Čia pirmas tripas. Nebuvo nei to tripo, nu nesvarbu. Pirmam tripė 5,6 suvalgė, antram tripė, tai yra čia nuo šiandien namų važiavau, po kol kas nuvažiavęs tik 118 į darbą, iš darbo čia. Ir suvalgė per antrą tripą 5,5, kai važiavau nenufilmavau, rodė netgi vieną metu 4,8.
Bet aišku, autopilotą įjungus, 6 bėgių 110 ir taip. Va, iki degalinės dabar rodo 307. Čia, kaip sakiau, va, vėliau tą parodysiu, dabar jungiau meniu, čia irgi paprastas, viskas paprasta. Čia raid nustatymai, nieko čia nereikia nustatinėti. Informacija, na tai aišku, kad vienintelė tai yra šiuo metu informacija, kad servisas artėja. Laikas, taip toliau, quick shifteris jungtas, išjungtas. Ai, galėjau parodyti, kaip atrodo day night. Tai va, auto galima, kaip sakiau, nustatyti, arba kaip pas mane black, arba galima white. Ir va, baltas. Arba black. Atrodo didesnis ekranas. Ok. Timeris. System, nieko čia. Nieko čia ne, viskas paprasta, čia Suzuki. Tai close ir kaip ir patenkam mes į... Ką aš žinau, kaip mes patenkam į tą viršų. O. TC, kaip sakiau, 1, 2, 3. Ok, greitis A, B, A raidelė, mokinamos mokykloje B ir C. Nu ir tas pats su šito 1, 2 ir išjungti nėra galimybės, pas D yra. Jis tipo offroadinis daugiau, ne tipo, nu, iš tikrųjų, jis taip sukurtas. Offroadinis. Važiuojam, pagrindė informacija rodo, ar quick shifteris įjungtas, kilometrą per valandą kiek, koks bėgis, aišku, rodo, apsukas, čia kaip visur, temperatūra variklyje, oro temperatūra ir čia ką nori pasirenkus rodo. Ir viskas paprastai išjungiama. Tai va, užsivedimas tai labai paprastai paspaudė ir užsikūrė, po to, kai kursiu dar parodysiu. Čia viskas paprasta, hidraulinė sankaba, stabdžiukai, kas apie jas nežino. Nu, va, toks ir labai reklamuoja DL 800, jaučiu gurį bus parodys Autobrava, pareklamuos. Manau, ir geras variantas, bet jisai neturi kruizo. Tokia smulkmenėlė čia, tai aišku, toksai pigus, kol neužsidirbi pinigų, bet gal čia daugiau niekur nereikia. Ką turi šitas motociklas dar? Va. Jisai yra, turi va, įkalnėje prilaikomas galinis stabdis, kad kai stovi įkalnėje, kad kai pradedi važiuoti, kad neparedėtum atgal. Prilaiko ir tik tai paskui čiuk, atleidžia ir nuvažiuoja. Galinį stabdį atleidžia ir viskas, ten šiek tiek prilaiko. Tas pats yra funkcija nuokalnėje. Neleidžia tau per daug stipriai priekio suspausti, kad nenulėktum nuo motociklo. Irgi nuokalnė reguliuojasis, reaguoja ir stabdžiai, kontrolė visa ir kai yra keleivis arba svoris. Irgi jis reaguoja. Reaguoja ten pasvirimo kampus. ABS irgi posūkis irgi ten reaguoja kaip pakrypęs ant kiek motociklas yra. Aš žinau, čia visko pilna. Na kaip visi turbūt nauji motociklai, ten ne jokia fantastika. Kaip sakiau, reikia rinktis motociklą, kas patinka. Man patinka Suzuki Vaistrom 1050, kad būtų ne per mažai. Tai va. Ai, padangos. Bridgestone A41. Kas domėjęs padangom, čia yra Adventure padangos. Į rimtą žvyrą arba bekelę geriau nelysti, arba labai atsargiai. Bet šiaip yra video, kur varos bekelė, bet ant vingių, kai paverti motociklą, tai yra atsigulė, nes nėra čia lamelių jokių. Tai o šiaip jis jau iki 10 max procentų iš šitą į miškelio kokią bekelę. Ką čia dar norėčiau pasakyti.
Nieko čia naujo. Čia tokia plasmasikė uždėta, kad nesimatytų tokio filtro išlindusio. O, ir apsaugotų to pačiu, aišku. Radiatoris normalus, aušinimas. Didelis duslintuvas, užtašęs gal nesimato, bet dabar daugelį modelių ir KTM panašiai. Labai gerai čia va iššauta. Tiesiai užstoja ir būtinai, jeigu pirksite šitas tašes, su tokia konstrukcija, nesvarbu, ką matau, bet su tokia konstrukcija, čia yra tokie va perkami kartu, o čia va atsikabina, tašės metaliniai, patogiau, kad atsikabint, bet ne dėl to pirkt, o dėl to, kad jei galima pirkti be šito, bet nusiperki tik tai su virvutėm, ir virvutės ryši per čia ir viskas būna normaliai. Nu, šiaip turėtų būti normaliai, jo žemiau, aišku, bus, bet jeigu aš čia dabar pririščiau, va, nuo šitos vietos prie čia, tai liestųsi prie duslintuvo, jisai karštas. Tai va, tad neprašaukit. Kainuoja šitas papildomas nesąmonės, bet ne vienam kartui perkat. Toks va patarimas būtų. Taip. Na, aišku, gražus ledai. Priekyje reikia įjungti, kad matytųsi. Va, šviečia gražus ledukas. Tai skaitosi kaip gabaritai. Čia dienos šviesos. Apačioj ilgos galim įjungti. Va, ilgos. O, fantastiškas motociklas. Tai va. Gale, aišku, irgi ledai. Va. Tai va, aš apie tokius svarstymus, kiek kainuotų tą pakeisti, čia nekalbu. Čia yra viskas paprasta, čia yra Suzuki. Čia viskas ir taip gerai. Kas? Nu, jei kas kam įdomu, galit brūkštelti komentarą, nes domėjausi daug. Ir aš jį pirkau kaip katę maiše. Nei atsisėdęs, nei gyvai matęs. Daug visko pasižiūrėjau, video, aprašymų, aišku, šitas spalvos nemačiau, jinai buvo tik tai kompiuteriu padaryta ir parodyta, reikėjo palaukti, kad gaut, bet va taip, bet džiaugiuosi, nu, patenkinau lūkesčius, daugiau šiek tiek netikėjausi gavau, tai va. Puikus motociklas. Sėdėsena pasikeitė nuo to senesnio modelio. Kalba apie 2003, kur tu dvi faros yra taip. Ne tas ten, kur kaip genys, ar kaip ten sako. To nežinau, bet čia taip puikiai sėdėsena. Labai gerai sėdi. Kaip, nu, kaip adventure, grinai motociklis. Ten buvo tai kaip Britvai vos, ne kaip sėdi. Tai va, aukštis 8. Ai va, dar prisiminiau. Aukštis yra 8,55. Mano senasis Suzukis buvo 8,40. Ir aš galvojau viskas, nes ten nepasiekiau normaliai, galvojau ir čia bus šakis. Užsisakiau sėdynę žemintą, to nedarykit. Jokiais būdais, nes atsisėdus ant šitos sėdynės ir atsisėdus ant žemintos, pėdų pozicija nesikeičia. Nežinau kodėl, bet nesikeičia. Keičiasi tik tas, kad va šitoj va vietoj, va šitoj kažkur, yra išimtas polisteras ar kas ten toks minkštas. Ir tipo turėtum būti žemiau, bet nesigauna žemiau, gaunas va šitose va linijose, gauni metalą jau važiuojant. Nu košmaras, vienu žodžiu. Čia va Suzuki pasvarstymas dėl tos sėdynės. Bet sakau, jisai kadangi yra tikrai žiauriai minkštas, va. Tai drąsiai 8,55, ūgį kaip mano 180, kokie 3 mano drąsiai. Jei kas galima šitą dar dasukti, tada biškį suspaudžia sprandžyną ir viskas. Jeigu vis tiek blogai bus susidėsi tašę žmoną, pasies galas, iš vis bus idealiai. Va taip. Nu ką, eisiu tada aš atsigert vandens. Turbūt rubriką su Dalu baigsiu. Čia toks iš manęs pranešėjas.
tiesiog lietuviškos info nėra. Nors dabar Autobravo perims Suzuki, tai manau turėsime ne tik kaip dabar yra DLS 800 bandymui, tai turėsime ir šitą bandymui. Arba tas špikiuotas bus atveš, galės kas norės test drive'us daryti. Tai va. Nu taip. Aš tiesiu poilsį, eisiu atsigersiu vandens, ar ko nors dar, ar Pepsi, ir toliau važiuosiu į Galdūsę pailsėti. Šiandien nedaug nusimato, dar valanda kelio maks, daugiau ir nereikia man. Va, Pepsis, mano Pepsis. Ok, iki tada.